Ketvirtadienį atgimimo vidurinėje mokykloje surengta mažoji konferencija, pavadinta Apple technologijos mokykloje kviečiame keisti ir keistis, subūrė nemažą būrį mokytojų novatorių iš visų savivaldybės mokyklų. Mokyklos direktorė Danutė Česienė konferencijoje labai džiaugiasi dar viena mokymosi naujove – 25 000 litų kainavusiais 18 delninių kompiuterių Apple iPod Touch ir 3 bevėlio ryšio mobiliomis stotelėmis. Tai labai gerai įranga būtent anglų kalbos pamokose, nes galima tuo pačiu metu visiems vaikams kaip ir testus padalinti. Tai yra iPodus, informacija visą atsisiunčia iš internetinės parduotuvės ir čia pat pasitikrinu, ar gerai padarė. Kurių klasių mokiniai naudosis? Įvairių, šiaip sakyčiau, aišku, nesinaudoja egzamininių klasių mokiniai. Dažniausiai naudojasi ir pradinukai, ir šeštokai, aštuntokai, žodžiu, labai įvairių klasių mokiniai. Konferencijoje dalyvavę Apple atstovai teigė, jog tobulėjančio pasaulio technologijos keičia mokyklą, jos viziją, įvaizdį ir galimybės. Jų žodžiais Apple švietimo vizija išskiria mokymo patrauklumo, mokinių žingeidumo bei geresnių rezultatų siekių prioritetus. Didžiausias džiaugsmas turbūt yra dėl vaikų. Nes kaip pamatai, kad per porą dienų jie sugeba padaryti projektą, įsitraukti į tą veiklą, kuri iš tikrųjų juos įtraukia iš gerosios kompiuterio pusės, ne iš blogosios, ne vien tiek naršant ir ieškant kažkokių filmukų, bet kai jie gali kūrybiškai save išreikšti ir panaudoti mokykloje besimokinant, tai aš manau yra didžiausias džiaugsmas tiek mum, tiek tėveliam, tiek mokytojam. Visą popietę konferencijos dalyviai, atgimimo vidurinės mokyklos mokytojai ir svečiai, ne tik klausė pranešimų apie darbo Apple kompiuteriais galimybės, demonstravo įvairias programas, bet ir noriai dalijosi praktinėmis žiniomis. Dalyvius taip pat suintrigavo netikėtai svečių paskelbtas konkursas išmaniajam grotuvui iPod Touch laimėti. Sumaniausiai, kūrybiškiausiai, sparčiausiai pasirodė esantys atgimimo vidurinės mokyklos informacinių technologijų mokytojai, kurie ir laimėjo išmanųjį iPod Touch. Minėtų technologijų naudą jau spėjo pajusti ir atgimimo vidurinės mokyklos mokiniai. Mes atlikome daugybę pratimų tik kompiuteriuose, bet prie kompiuterių ne visą laiką gauname priėjimą, todėl kad ten vyksta informatikos pamokos. Taigi mes galime atlikti užduotis ir čia vietoje, klasėje, nebūtinai su kompiuteriais. Kitas dalykas, jie yra labai kompaktiški ir maži, todėl galime dirbti neužimdami viso stalo, tiesiog galime daryti čia ir rašyti į sąsiuvinį kartu kažką ir panašiai. Žinoma, naudingas, nes rašyti pratimus yra atgyventa ir pabosta dažnai, o čia gali kažką pasiimti į ranką ir tiesiog visi pripratę esam spaudyti klaviatūrą. Tiesiog, nežinau, greitai suspaudai ir jau turėjau, kol parašai, vis tiek atsibosta rašyti. Taip vadinamieji delninukai palengvina ir mokytojų, ir mokinių darbą. Besiruošdami pamokai, pedagogai internetinėje parduotuvėje arba svetainėse susiranda reikiamas užduotis, o klasėje mokiniams pasako, prie kurios internetinės svetainės prisijungti ir kokias užduotis atlikti. Tokiu būdu mokytojams nereikia daryti kopijų, laukti, kada bus laisva kompiuterių klasė, o tiesiog atsinešti delninukus į bet kurį kabinetą, kuriame yra interneto prieiga, įsijungti mobilią stotelę ir kiekvienas klasės mokinys jau turi internetą savo delninuke.